Vėl laukuose. Labai simboliška vieta iš tikrųjų pradėti filmuoti grindų betonavimą, nes reikėjo nusivežti įrangą. Čia baigėsi kelias, ten palei mišką. Ten būsimas kelias yra. Ir dabar yra tokia situacija, kad ten yra žvyro krūvų privežta ir tas kelias kol kas yra dar nenaudojamas. Tai teko važiuoti per lauką. Ryte, kai atvažiavo grindų meistrai, tai laukai buvo balti, buvo šiek tiek pašalę. Daug žadančiai atrodė kelias. Tiesa, kaip vėliau man jie sakė, tai jeigu jie būtų atvažiavę prieš tai pasižiūrėti, kaip čia viskas yra, tai jie greičiausiai būtų nevažiavę. Na, bet kad jau atvažiavo, tai tai pamėgino. Man atrodo, Fiat Ducato buvo autobusiukas pas juos, prikrautas įrangos jų, šlangų sunkių ir su priekaba. Priekaba, kuris svėrė virš 2 tonų, tai yra ta maišyklė grindų betonavimui. Nu ir tas sąstatas, autobusiukas plus maišyklė svėrė virš 4 tonų. Čia lyg ir buvo pašalę. Kiek dar iš Razgono važiavo ir sustojo čia visas sąstatas. Na, aš sakiau, kabinam iš karto man, kad nebūtų problemų ant Petruškos. Bet, nu, pabandė, aš niekad nesiginčiu, duodu žmonėm pabandyti. Nu, pabandė ir užstrigo. Tai žodžiu, pradžioje aš ištraukiau pradžioje autobusiuką, jau priekaba buvo čia užsodinta. Nu, tai įsivaizduot, jeigu iškart būtų kabinta, važiuotume ir pravažiuotume. Kadangi nepravažiavom, tai teko čia jau, kai jinai sėdi, ta priekaba, ją atkabinėti nuo autobusiuko. Nu, tai išsitraukiau autobusiuką pradžiai. Tada išsitraukiau priekabą tą maišyklę. Nu, su ją sunkiau buvo, nes jinai gerokai sunkesnė, tik 2 ratus turi. Pati gazuoti negali, nu suprantat, mašiną lengviau yra ištraukti. Na, aš jau pamačiau, kad pas meistrus nuotaika šiaip sau, dar net nepradėjus dirbti. Nu, aišku, kai tu atvažiuoji 5 eurai už kvadratą ir pasiemi tai per 3-4 valandas, o čia atvažiavus tau dar reikia 2-3 valandas kasti mašiną, kad išsitraukti. Nu tai menkas malonumas, aš jos puikiai suprantu. O mes kokią valandėlę čia užtrukom, kol nukeliavom iki namo. Na, jau kai nukeliavom iki namo, jau ir nebeturėjo kur dėtis. Tai teko pasiimti tos pinigus, kuriuos aš siūlau. Kai tai tapo mano šiokiais tokiais gaunasi, nes be manęs ir išvažiuoti už ten jie nebegalėjo. Nu juokas juokais, bet tai kaimynui skambinau, jisai turi traktorių. Ačiū jam didelis, jisai lyg ir pabudėjo telefonu, nes mes vis dar paskui parodysiu, kodėl bijojome, kad neišvažiuosim. Aš suprantu, meistrus sakė, pergyveno. O, čia įdomi vietelė, kad gal betonuot kitų laikų reikia. Nu, su keliu čia atskira istorija yra. Toks kelias paprastai nesidaro, reikia suprasti, kur jį padaryti, kad kuo mažiau nuostolių būtų ir ūkininkam, ir kaimynam. Kodėl dabar betonuoju? Nu, pas man grafikas yra griežtas, aš jo laikausi. Liepos mėnesį aš norėčiau priduoti. Kodėl, papasakosiu gal šiek tiek vėliau. Šitas betonavimas buvo jau planuotas praeitą vasarą, grindų. Dabar yra ankstyvas pavasaris. Tai smėlį aš atsivežiau su sunkvežimiu. Tada, kai buvo įmanoma įvažiuoti su sunkvežimiu, tai buvo vasaros gale, kai buvo jau išdžiūvę viskas maksimaliai. Na, aš pagal šulinį žiūriu, kai šulinį matosi 2-3 gisonai, galima sunkvežimį varyti, jau jisai nepaskęs labai giliai. Nu tai va, tai jau smėlis buvo atvežtas, grindim pasiruošta ir dabar reikėjo jas užbetonuoti, nes dabar mūsų lauks kiti darbai iki Liepos mėnesio. Tai jau man žūtbūt norėjosi dabar užbetonuoti. Aš kažkaip tais neabejojau ir Petruškos jėgomis, ir savo, kad aš tikrai susitvarkysiu čia su logistika, nors dabar nemeluosiu. Tai na, tai buvo iš tikrųjų man bene viena iš sunkiausių ir fiziškai, ir psichologiškai dienų, nes aš esu pratęs dirbti ir po 12 valandų fizinį darbą, ir ant karščio, ir ant šalčio, bet šitas pusdienis, per kurį betonavo grindis, tai man iš tikrųjų kainavo labai daug sveikatos. Nu, tai dar apie logistiką šiek tiek pašnekam, tai čia buvo žvyro krūva, čia buvo smėlio krūva. Ta smėlio krūva sunaudojo grindims, šitą žvyro krūva, nu, tokiem darbelėm man pabetonavimam ir keliuko patvarkymai galvau bus. Tai aš tą žvyrą vežiau
ten melioracijos griovelį reikia kirsti. Nes čia autobusiukas, kai važiavo, vėl užstrigo, net be priekabos. Aš jį ištraukiau, jis atvažiavo iki čia ir sustojo. Jau sakau, čia stovėk aukščiausioje vietoj, kad daugiau nestrikti. Priekabą mes atitempėm čia, jiem patogiai pastatėm, jie čia maišėsi, problemų nebuvo, o aš tą žvyrą vežiau, žodžiu, tą griovį. Pradžiai plyto aš ten privežiau ir tada važiavau žvyro. Galvoju, padarysiu aš tokį perlaidą. Pasikroviau pilną priekabą žvyro ir sėdau čia praktiškai iki dugno iš tikrųjų. Čia šiaip labai įdomiai yra, nes saulė pašviečia, visas kiemas sušyla ir atitirpsta. Kitur sniegas guli laukuose. O va čia vat gaunasi, gal čia tokia vadauba subėga nuo ten, subėga nuo čia. Žodžiu, labai šilta ir nuo čia turbūt visur subėga. Ir va čia, ir čia labai yra minkšta. Net petruška iš tikrųjų čia nursėdavo šią su petruška ir su priekaba žvyro. Tai ką aš galiu pasakyti? Chebra kol maišė, labai greit dirbo, aš jau pamačiau, kad pas jos greitis bus geras ir aš tiesiog ką dariau, tai tvarkiau keliukus. Visą tą pusdienį. Kasiau žvyrą į priekabą, kasiau žvyrą iš priekabos. Užstrigau, petrušką kasiau iš čianais. Nu žodžiu. Visą dieną su šiupaliu ir visą dieną nerimavau, nes kuo mes ilgiau čia buvom, kuo buvo šilčiau, tuo visur laukai darėsi minkštesni. Ir aš tiesiog nervavausi, darydamas tą kelią. Nu, ne veltui aš nervavausi, nes iš tikrųjų viskas pasidarė labai minkšta. Autobusiukas čia, kur stovėjo, jisai pavažiavo į priekį ir iš karto užstrigo. Aš jį ištraukiau atgal, jisai pavažiavo ir tada užstrigo čianais. Na, čia aš kalbu po darbo. Na, aš patį petrušką irgi per tą dieną, čia vietoje po kiemą maldamasis, 3 kartus užsodinau. Va, čia kitoje vietoje autobusiukas sėdo. Nu, tai ko tikėtis, jis yra priekių varomas, galą į jį prikrauti yra didelio svorio, tai, nu, tikrai nieko nuostabaus. Visą aš tai žinau, dėl to Nissan Patrol ir atsirado pas mus šeimoje. Nu, va, šitoje vietoje aš suformavau žvyro tokį keliuką. Aš dar atsinešiau lentų, kurių liko nuo fasado, 5 metrų tų plačių ir paklojau. Tai šiek tiek pagelbėjo, nes, nu, čia tas žvyrelis toks šlapės ir minkštas buvo. Ką aš norėjau visų savo šito pasakojimu pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu nėra gero privažiavimo, tai reikia rūpintis logistiką ir tai pasižiūrėti labai atsakingai. Na, taip aš ir dariau, dėl to ir kainavo man nervus. Faina, atokiau tikrai. Aš vis dar nesigailiu, kad nėra čia kelio kol kas. Dėl to man labai patinka. Na, bet va tenka sumokėti kainą. Nu va, pasižiūrėkit, kaip kiemas atrodo. Čia dar su kastuvėliu, su grebliuku prieš žolę pjaunant reikės gerai pasidarbuoti. Irgi pažiūrim, kaipgi tos grindys gavosi. Oho, jau matau, kad ten rimta viduj. Nu tai ko norėt? 2 gisonai vandens suleisti tenais. Faina. Namie labai šilta. Aš net gal ir visai uždaryčiau duris. Tegul čia šiltai tas betonas ir būna savo. Nors jisai jau, matau, yra tvirtas. Viskas čia su juo. Ok, sada betonas šyla, kai džiūna. Mes kaip pamatus ardom kitą dieną, tai irgi betonas ir garuoja būna. Tokias jau jo savybės yra, kai jisai džiūsta. Na, va, pas mane dabar ir dilema iš tikrųjų palikti mikroventiliaciją ar nepalikti, kad va ta drėgmė iškeliautų į lauką. Jeigu jisai būtų nesustingęs tas betonas, tai gal ir baisu būtų, kad jisai sutrukinėtų, bet dabar tai aš ir nebebijočiau gal 4 dienas. Žodžiu, dar pamastysim. Nu bet ką, apie grindis pasakyti, tai aš rezultatu esu žiauriai patenkintas. Chebra profai, pats tikriausia. Jau tai supratau, kai jie pradėjo ruoštis, aš matau, kad jie net nekalbėdami, kiekvienas žino, ką daro. 4 dirba. Nu tai va, tai žinot, ar jiem pasiimti tos pinigus, kai geras privažiavimas atvažiavai, pasidarei, išvažiavai. O čia dar teko biškį pastraglinti su tuo privažiavimu. Nu bet nieko, aš šiek tiek damokėjau. Tai man gavosi 6 eurai už kvadratą, tai vis tiek yra labai geri pinigai man kaip klientui, nes aš esu girdėjęs, nusviruoju tos kainos. Jeigu taip šnekėt su paruošimu ar be paruošimo, tai čia pas mane be paruošimo buvo, tai aš pats paruošiau viską, o gal net ir be paruošimo 14 eurų už kvadratą, nu bet čia turbūt Neringoj tiek kainuoja. Tai kainų yra visokių girdėjau, ir 7, ir 8, ir 9, ir 10 eurų už kvadratą.
Tai va, čia turbūt dėl paruošimo lygio tik tai klausimas yra. Žodžiu, čia aš su to aukščiu biškį pergyvenu, bet jie yra profai ir jie iš tikrųjų kaip pasakė, taip ir darėm. Nes nu ką aš čia jiem pasakysiu, nu jiegi geriau už mane žino. Aš buvau čia susigalvojęs daugiau daryti, storiau, bet mane jie paprotino. O, musės prabudo. Kas čia dabar? Kur jos čia išlinda iš rasto? Biškį mes čia pradžiovinkim dar kol kas. Nu jau skersais, aš manau, tikrai nepakenks. Nu viskas iki smulkmenų. Užtrinta, kraščiukai užlyginti. Nu man čia iš tikrųjų kaip su smėliu ir žvyro vairuotoju pasisekė, taip man pasisekė ir su šita chebra grindų betonavimo. Kas toliau? Kas toliau? Kas toliau? Dabar iš tikrųjų reikia nusiraminti ir prioritetus įsidėlioti. Sandarumo testas yra turbūt sekantis žingsnis, kurį norėtųsi pasidaryti. Kad jį galėčiau padaryti, tai reikia pasidaryti palangės. Po palangėmis pas mus dar vis dar vata šviečiasi vietomis. O tokias va vietos. Aplink langus iš lauko galima aptaisinėti. Ir reikėtų, nes saulėta plėvelė gali pakankamai greitai suvalgyti. Paukščiai lys pradės pavasarį. Darbelių netrūksta, o galiausiai ir pertvarą statyti. Medžių yra. Aš buvau užsakęs daugiau, kai karkasų užsakinėjau. Tai kažkokias, man atrodo, šia biški kreizė sugalvojęs. Mesgi turime senų rąstų dar. Senų. Jie yra geros būklės, nes jie viduje buvo. Tai aš visai norėčiau kažkaip tai čia kolonas paformuoti, gal fachtverko imitaciją. Nu kažką tokio, bent jau startas tai tikrai padaryti iš tų senų rąstų. Ir tvirta bus ir gražu. Va. Tai va garo plėvelę pačiupinėjau, ant jos kondensato nėra. Nu tai ant langų reiškia, yra šalčiausias vietos. Rąstas, karkasas tai va šlapias apačioj. Nuo šito kondensato. Nu pradžius gal namas tikrai neturėtų čia supūti, juk mes pagal technologiją viską darėm. Va čia va drėgna, čia nedrėgna, čia rastas tokios spalvos. Ant durų, aišku, irgi kondensavosi, nes jos šaltos yra. O drėgmėgi eina tenais, kur šalta. Tai klausimėlis, gal vėl verta jas prieš pradedant čia šiukšlinti, gal užsigruntuoti, reiks pasitarti su chebra. Na, jeigu rezimuojant, tai Petruška, ačiū. Kiekvieną savo eurą atidirbai jau ir toliau. Toliau kuri šitą kaimą. Chebrai, ačiū, kurie darė. Irgi atidirbo savo pinigus su kaupu. Na, jau kai darbas vyko į pabaigą, jau jie pamatė, kad aš tikrai čia to keliuku, taip sakant, rūpinosi. Tai jiem nuotaika pakilo, jie greitai susitvarkė, vanduo buvo, jokių didelių kliūčių. Kaip ir čia jų darbui nesudariau. Nu, tik ta kelionė, sakykim. Tiesa, čia ta maišyklė buvo. O žiūr, vienas pasišiupelis, kaip čia galvoju, nu vis tiek per 10 tonų sumėtyti reikia, kaip ne kaip apie 7 kubus. To smėlio į maišyklę, tai pas jos gervė yra, didelis šiupelis su mygtukų pultu ir jie tiesiog jį užmeta į krūvos ir traukiasi į savo maišyklę. Nu, žodžiu, maksimaliai mechanizuotas jau šitas procesas, dėl to taip greitai ir vyko. Ir dėl to aš jau pamačiau, kad jie dirbs greitai ir aš dėl to skubėjau galvoti apie mūsų evakuacijos planą. O grįžom iš tikrųjų sėkmingai. Užsikabinau priekabą, jų tą maišyklę, 2 tonę. Brangus ten daiktas yra, gaila jos iš tikrųjų buvo. Ir nutempiau be problemų. Kai nutempiau aš ją tenais jau link miško, kur kelias yra, tai aš taip apsidžiaugiau. Beliko tik autobusiukas. O su autobusiuku tai ką? Užkabinom jam trosą prie Petruškos ir nutarėm tempiam iki pat miško irgi. Visą tą puskilometrį. Nu, taip ir gavosi, kad jisai visur buksavo. Nu, buvo tų variantų, tai ką galėjau? Galėjom ratus nuleisti iki vieno baro, kad būtų pravažesnis. Galima buvo į mano priekabą jų įrangą perkrauti iš autobusiuko. Nu, kai variantų nėra, yra liūdno. Kai variantų yra daug, tai ir gerai. Aš juos išlydėjau, tai buvo apie 3:30. Jie jau buvo ant žvyrkelio ir mes pamojavom vieni kitiem. Nu tai va, 8 susitarėm, susitikom ant žvyrkelio ir 3:30 jie jau vėl buvo ant žvyrkelio. Nu taip, diena darbo jiem buvo.